Tai galim pradėti ar ne? Tu dar čia tą pasakyk. Action. Suplosi tą. Ne, tai galim nusišnekėti. Kažkada esu, žinai, kažkuriam tai nieko nekirpo, taip ir sudėjo, žinai. Ir taip. Atsargiai dabar žiūriu, žinai, į tokius dalykus. Podcastus. Realiai irgi darom nesąmonę gyvenime. Darom klaidas ir... Tai kodėl turim idealai save laikyti? Mes pripratę, čia mes kasdieną žvaigždės. Ne, tai čia ant tatamio, žinau, kai užlipi, tai tu esi vienas šviesos šviečia, žinai, darai ką tai, nu, ten susikaupi, žinai, ir girdi balsą, salėje ramu, nu, aš tik tai darau, žinai, ir girdžiu balsą, žinai. Vairuotojas Passatas ten toks, patraukit automobilį, o čia turiu atsistoti ant vienos kojos ir taip mintyse, žinai, jeigu nefilmuoji, tai pasakysiu. Tai galvoju mintyse, dabar man tikrai ne tavo Passatas draugai. Esu tokį, parvažiavau finale, dalyvauju finale ir taip, vairuotojas patraukite mašiną ten, žinai, ir visas tylu, nu, ką tu darai, nėra ten to triukšmo, žinai, vienas tenais, tik tai įsiklausai, girdi, kaip pats kvėpuoja, čia, žinai, šauna tokį, žinai, ir matau, tai priešais mane, žinai, tas sekretariatas ir kažkas, tai... O, apie ką tu šneki? Ką tu šneki? Jo, nu tai tiesiog, žinai, tai... Taip, laba diena, šiandien turim svečiuose Tomą Zienių. Tomas yra daugkartinis Lietuvos, Europos ir pasaulio karate čempionas ir prizininkas. Ar nieko nesuklydau? Truputį pataisysiu. Tai Lietuvos tai daugkartinis, tarptautinių turnyrų irgi. Pasaulis ir Europa tai tik tai buvo prizininkas ir online. Kadangi katas vyksta online per karantiną, tai buvo tik tai online. Ir dabar paskutinis Europos čempionatas 3 vietos laimėtas, bet principė. Nedaug ir suklydau. Ne, labai nedaug, bet dėl tikslumo, nes, nu, vėlgi, karate yra 2 rungtys, kata ir kovos komite, tai kad tiesiog nesimaišytų ir būtų aišku žmonėms, kartais pasakom ir prasitikslinam, kad paskui nesijaustų kiti irgi nusiskriaudė, žinai, nusiskriaustyti. Taip, sportas kaip ir politikoje, kaip ir versle, turbūt irgi yra tam tikri niuansai ir mes apie juos irgi truputėlį gal ir pakalbėsim. Tai šiaip Tomai esi treneris, esi vis dar profesionalus sportininkas, tos kartos su Inga Mikštaitė, kiek žinau. Inga apie 30 metų karate karjerą užtruko, tu panašiai turbūt dabar apie 30 metų. Mes kartu pradėjom ir sportuoti. Aš gal net ir anksčiau, dar 90-ais, 89-ais, plius minus pirmas tos treniruotės tokios buvo, kur bilė nuvedė ir kažkas tai buvo egzotiško karate, o taip jau gal, ką jau atsimenu labiau, tai su Inga pradėjom, Inga prieš tai pradėjo sportuoti, aš iš paskos atėjau, nes vienam klube paskui sportavom, tai tiesiog teko kartu sportuoti. Aš šiaip labai laukiu šitą pokalbę, mes ilgai derinom, tarp kitko, šitą pokalbę, bet tu labai atrodai toks charizmatiškas ir labai, kaip sakau, Paulius, simpatiškas žmogus, toks iš visų pusių, tai aš manau, kad bus labai įdomus pokalbis. Bet dabar, Tomai, klausimas toks, koks tu esi žmogus be sporto? Taip pat metus tavo tokį trenerio amplua, sportininko amplua, kaip tu save apibūdintum? Esu fainas, mylintis gyvenimą, esu gal truputį uždaras žmogus, gal sunkiau kažkam su manim susipažinti, bet tie žmonės, kurie yra šalia manęs, tai aš džiaugiuosi su jais, aš mėgstu džiaugtis tai, ką darau. Nebūtinai sportas, nebūtinai kažkas, tiesiog man patinka bendrauti, man patinka būti su žmonėms. Kartais ir nepatinka, kartais patinka ir vienam būti, tai toksai aš ir taip, visą laiką ieškau, pasisveriu ir man patinka, kai viskas sutampa, sueina, žinai, galiu būti nuo vieno krašto iki kito krašto, galiu užsidaryti, galiu ir labai plačiai bendrauti, tai aš toks ir esu, žinai. Bet kartais reikia to tokio pabuvimo savo pačiam? Taip, vienareikšmiškai. O dažniau vienam norisi pabūti, ar dažniau norisi... Čia gyvenimo etapai, čia jeigu pradėtumėm šnekėti turbūt daugiau, tai vėl grįžtume iš karto prie sporto, žinai, kada norisi pabūti ir kada nesinori pabūti, kadangi tikrai mano darbas daug, aš dirbu su žmonėm ir tiesiog, manau, taip ir gaunasi, kad ateina laikas, kada man reikia tiesiog pabūti vienam ir ne dėl to, kad ten nenoriu, ar tiesiog pasikrauti, nes savęs daug išdalinam, kaip treneriai, dar kažkur savęs daug išdalinam, tai susiimti save, tai reikia tiesiog pabūti vienam, nėra blogai. Taip, labai pritariu tau. Aš pasižiūrėjau truputėlį tavo ankstesnius pokalbius ir daug iš tikrųjų interviu turėjęs žiniasklaidai.
Ir aš tokių truputėlį kompromituojančių klausimų norėsiu paklausti, nes žurnalistai, kai kalbina trenerius arba sportininkus, labai tokius šabloniškus klausimus uždavinėja, dažnai pastebiu ir manęs irgi yra taip klausinėję tų dalykų, kurie man labai smagu atsakyti. Aš jaučiu tokią pasididžiavimą savimą, galbūt mano ego paglostymą ir man apie tai malonu kalbėti plačiai visuomeniai. Bet sportas yra apie daug dalykų ir ne tik apie tuos tokius endorfinus, vien tik tai ir apie tą laimę ir siekimybę, galbūt šiek tiek idealizavimą viso to. Tai aš tokios truputėlį realybės noriu įnešti. Ir pacituosiu kelis tavo atsakymus ir tada tiesiog paklausti per kitą pusę galbūt. Arba gal, nes čia buvo seniai, tai gal tavo nuomonė irgi gali keistis. Nesutaps. Daugiausiai laimės hormonų ir adrenalino išsiskiria ne tiek pasiekus pergalę, iškovojus juodą diržą, bet nugalėjus save ir peržengus galimybių ribas. Bet kaip manai, iš kur pas tave atėjo tas noras ribas perženginėti ir kaip tu galvoji, nes aš pastoviai ir pas mane labai panašus tas mąstymas, kad tu turi lipti per save, tas tarsi įrodinėjimas ir savo ir kitiems, kad aš galiu, va žiūrėkit, aš galiu. Nors atrodo galbūt ir ne dėl kitų, dėl savęs, bet vis tiek mes viską darom ir dėl kitų. Ir kaip manai, ar yra tas toksai, kad mes jaučiamės vertingesni kažkuo tai arba pranašesni už kitus, kai mes tarsi įrodom, kad va žiūrėk, aš tai padariau, tai aš esu ten 1, 2 ar 3 pasaulyje. Ir nu, va, ta savivertė yra susijusi su tuo, kad galbūt žemesnė savivertė susijusi su tuo, kad mes labiau norim tas ribas peržengti, ar galbūt atvirkščiai, tai tavo nuomonė. Nu jo, čia kažkaip gal pakankamai, sakai, iš kitos pusės pasižiūrim. Tai iš kitos pusės pasižiūrint, aš galvoju, jeigu paprastai 2 žodžiais, bet aš pabandysiu ir į tavo tą dar gal plačiau atsakyti. Aš galvoju tiesiog, kad adrenalino troškimas yra pagrindinis, kas mūsų veda ir ko mes gal negalim suvaldyti, tenais mums reikalingas jisai. Kiekvieną kartą kažką padarom ir bandom save perlipti. Nesvarbu, kur iš tikrųjų aš gyvenime nedėlioju, kur aš turiu save perlipti, savo ribas. Ar tai būtų sportas, ar tai būtų kažkokia kita mano veikla, kas nesusiję ar nesusiję. Tenai su sportu tai visą laiką toks maksimaliai, bet turbūt vien tik tai adrenalino vedami tą darom dažniausiai. Savivertės klausimai irgi labai svarbu, ta prasme, save. Tenais esu savikritiškas, pakankamai dėl to gal savo truputį ir pakeliu tą kartelę tenais ir taip galvojant apie tą klausimą, kuris tenais, va, tarkim, juodą diržą, žinai, perlipti save ar neperlipti. Tai yra, aš savo mokiniams sakau ir pats tuo dar tikiu, yra 2 diržai, kurie gyvenime yra svarbiausi, tu kaip karatistas, tai yra tavo pirmasis diržas, kur tu ateini, tave atveda ten už rankos ar jau tu tiesiog, ir tavo pirmas juodas diržas. Visi kiti tiesiog tai yra, nu, tarpinė stotelė, kažkoks tai darimas ir panašiai. Tikrai labai gerai jaučiausi ir keldamas savo tikslą, kad tu gerai jausies, aš manau, tu automatiškai galvoji, kad tu čia turi kažką perlipti, kažką perdaryti, kažkaip labai stipriai tenais. Kai dabar galvoju, tai aš galvoju, galima daug ką žymiai lengviau ir paprasčiau padaryti, žinai. Tai nereikia visą laiką kažkur tai su savim sukovoti, kažkokiu su savo tenais ego, su savo kažko. Tiesiog tu eini, darai, taip sunku, tai nelengva, bet kažkaip ir padarai, žinai, ta prasme, tai va. Tai paprasčiau reikėtų gal žiūrėti. Tuo metu, kaip ir sakiau, tai turbūt taip ir atrodė, tikrai, bet kokį didelį ir tavo turbūt karjeroje tenais ir sportuose, ne, ten bet kokį didelį savo pasiekimą, tai mūsų valdo emocijos, mes šnekam per emocijas, mes šnekam iš savęs, tiesiog valdin, kartais neįjungdami logikos, o tiesiog tai, kas emocionaliai, žinai. O emocijos labai su sportu daug, manau, susiję, nes nuovargio zona arba ta laimės zona, kada tu esi tenais, tu gali daug ką išsakyti ir dažniausiai bandom paskui ir atsiminti tokius dalykus, ką aš jaučiau iš tikrųjų, aš neatsimenu, ką, žinai. Dabar aš galvoju, kad taip, man buvo labai smagu, labai faina, bet yra gyvenime ir dar daugiau turbūt dalykų, kurių galėtų ir nutikti ir, ta prasme, būtų tokių fainų. Aš iš savo paskaitų, iš mokslų, esu tokią informaciją kaip ir skaičiusi, domėjusis ir išdėstytojai girdėjęs, kad vis tiek mus kaip asmenybės patraukia vienokia arba kitokios rytis. Na, dažniausiai vis tiek mes skiriame savo tais tokiais, vienis labiau į meną, kiti labiau gal į sportą, kiti kažkur tai į verslą. Ir sportininkai yra tokia dalis žmonių, kur pasižymi labiau išreikštais narcisistinės asmenybės bruožais. Ir labai daugelį sporto šakų, ypatingai individualiuose sporto šakose ir ypatingai ten, kur galima pademonstruoti savo.
Tai tas narcisizmas, jisai kartais netgi yra toksai šiek tiek ir gali būti toksiškas, bet nebūtinai. Kaip tu manai, kiek pas tave to narcizo? Normaliai, žinau. Ta prasme, tikrai, nes, dar plus mano ta rungtis tokia individuali, kur nereikia su kažkuo tenais kontakte būti, ne? Tai turi kažkaip nustebinti užlipęs ant to tatamio, kad aš savo mokinius mokinu tikrai, žinokit, sakau, jeigu ten moteris, eina dalyvauti pasidažius, įsiryškus, užlipai, viskas, tu jau atsimena tave, tau nieko nereikia padaryti, žinai. Ta pati galvoju aš apie save, aš einu ant tatamio, ta prasme, aš lygiai taip pat, aš daug dėmesio savo skiriu, aš pamatytum, turbūt kaip šokiai, žinai, jis eina, ta prasme, ir nueinu ir į soliariumą, ir susišukuoju, ir tikrai apranga, ką aš rengiuosi, kaip aš atrodau tą dieną, man yra labai svarbu. Ir aš manau, tas toksai čia neatsirado tik prieš varžybas gyvenimo būdas, nes kaip ir sakei, individuali sporto šaka, ta prasme, mes tokie visą laiką buvis už save, už tas, gal net nespecialiai, net nenorėdami to darom, žinai, bet mes esam tokie jau, žinai, ta prasme, ir vėlgi sportuojam, visi sportininkai, jie mėgsta pasižiūrėti, kaip jiems sekasi, jie savo rezultatą, savo, nežinau, išvaizdą, dar kažko savijautą, tai irgi gali priskirti prie to narcisizmo, jeigu tu vaikštai visiems aiškini, koks tu geras ir kaip tu gerai jautiesi, žinai, ta prasme, tai narcisizmas. Socialinė erdvė. Jo, tai o kitas, žinai, ten jis gal save griauž dėl to, žinai, bet čia jau jo gal problema, nes jisai neturi savivertės savo, žinai. Mūsų tiesiog gal ne narcisizmo tikrai yra, bet savivertė mūsų yra didesnė žymiai. Sakai didesnė? Sportininkų savivertė taip, ta prasme, aš žymiai pasitikėjimas viskuo, nesvarbu, iš tikrųjų net neimkim sporto šakos, tiesiog bendrai sportuojantys žmonės, jie savimi labiau pasitikė. Tai jautiesi pranašesnis prieš žmonės, kurie nesportuoja? Manau, kad taip. Taip, ne? Ja, manau, kad taip, ta prasme, ir čia. O tau svarbu, kad kiti žmonės, kad tave vertina, kad tave pastebi, kad tave pagiria, ar tu labiau užsiemi sportu toks, kaip sakai, iš savo. Tau nesvarbu, kad kiti žinotų, galim kad tu esi čempionas. Galim sakyti, ką nori, tai galėčiau irgi pasakyti, gal nesvarbu, aš čia darau dėl to, kad patinka, o tas variklis, kuris veža, tai yra nuomonė žmonių, kurie pasako, žinai, kad wow, tu gerai, tu šaunuolis, kurie tave ten paseka, kurie tau sako, va, tu mane įkvėpiai. Tai va tas variklis yra, ta prasme, sporte, nes, nežinau, gal paskui dar pakalbėsim, žinai, apie tos dalykus, kas mus veža ir kodėl mes tą darom. Ir čia visi, čia nemanau, kad buvau sutikęs kolegą, draugą, kuris sakytų, ai, man čia patinka, sorry. Arba meluoja. Arba meluoja. Jeigu ten imkim kovinės tas šakas, eiti daužyti, tų pinigų už tai negauni, tai yra profesionaliai sportuoti ir tau patinka, okei, patinka, bet kažkada tas patikimas baigėsi ir tau reikia beko, bet ką, žinai, vaikas mažas nupiešė, mes jį gyrim, žinai, nes tu šaunuolis, nupiešė, nesvarbu, kaip jisai ten nupiešė, nes jisai eina toliau piešti, daryti, tenais vaikščioti tiesiog, belekur, žinai. Paskatinimą to. Jo, tai čia yra paskatinimas, kada tas variklis mums, ką mes darom, žinai, nes kitaip tai dėl ko daryti, dėl savęs. Aš irgi tau pritarčiau ir aš pati paskui, kai pradėjau galvoti taip giliau apie save ir savo elgesį, kaip tu elgesi, tarkim, ir toje pačioje socialinėje erdvėje ir šiaip aplinkojus, tai to narcisizmo tiek daug pas mane, aš tai net išsigastų savęs. Pastebėjau. Ir pagalvoju, ta prasme, tai aš kartais net atrodo per daug transliuoju savęs, kaip tarsi žmogaus, kuris žino geriau. Nors aš tikrai kartais pagalvoju, kad tas kitas žmogus, kuris gal yra tylesnis, jis dar žino daugiau už mane ir galėtų galbūt net daugiau pasidalinti, bet tas, kas garsiau rėkia, to labiau klauso. Ir ta socialinė erdvė yra labai dabar tokia išbujojus, tai toks net kova atrodo ir tarp trenerių tų pačių, ir sportininkų. Tarp kitko, kaip Inga man labai užsifiksavo jos pasakymas. Sako, gal prieš kokią 10 metų aš sportuodavau ir, sako, neturėjau to Instagramo ir nemačiau, kaip kažkas ruošiasi varžybo. Sako, dabar pasižiūriu, ten viena muša maišo taip, kita ten su štangom, kita ten ir bėgioja. Ir, sako, tokia baimė pradėjo atsiras, kad aš čia gal nieko nepadarau, gal aš čia per mažai darau. Tada prasidėjo tokie savidestrukciniai persisportavimai, toks savivertės kažkoks tai klausimas. Ir aš kartais pritariu, kad sportuojant arba ruošiantis varžybam gal reikėtų tą socialinę erdvę palikti kažkurį laiką, bent jau iki varžybų.
Bet čia vėl kiti dalykai turbūt priklauso. Gali palikti, kodėl, žinai, palikti todėl, kad nematyt, kai tavo priešininkai, arba tu gali ją suaktyvinti ir parodyti savo priešininkam, kaip tu dirbi, žinai. Tai čia turbūt labai tokie giluminiai dalykai, asmenybiniai, kaip pasižiūrėsim, žinai, iš kurios pusės. Tas, kuris, mažai su to socialinė erdvė, taip, jam atrodo tikrai tenais kažkas daug dirba, kažkas tikrai daug kažko padaro, daugiau gal už tave padaro. Ta prasme, tu bandai atsigriepti, iššokį, darai tada ne savo tą, ką tu daryti, sugriauni savo tą tokį planą vidinį ir tada gaunasi, kad tu seki paskui kažką, žinai. Bet visą laiką gali būti tas paskui kurį, žinai, ten sekti ir kažkiek yra tos tokios tiesos, aš nesu labai tenais gerai išmanantis tos socialinius tinklus tikrai. Ir ten man kažkas gal padeda, patarė kažkur ten, bet aš visą laiką prieš varžybas tą susiaktyvindavau, žinai. Ta prasme, tiesiog, matau mano priešininkai, ta prasme, kurie tą daro arba nedaro, tiesiog aš susiaktyvinu, žinai. Bet kaip tu manai, ar kiek tos yra ir tiesos tose socialinėje erdvėje, nes aš galiu parodyti, kaip aš čia sveikai valgau ir daug sportuoju, o vakare, kiek aš žinau, iš kolegų savo trenerių, persivalgo, apsivalgo, bulimijos. Ir tikrai tokios rimtos problemos, apie kurias jie nekalba, nerodo savo klientam. Bet socialinis, šitas yra socialinis vaizdas, kurį mes parodom. Bet yra įtaiga, jeigu, tarkim, vėlgi, žinai, čia vien tik tai apie tą sportą gal sukasi, bet žmonės, kurie tave stebi, jie susidaro jau kažkokią nuomonę apie tave. Ir bet kokiu atveju, tai tu ateini, jisai tave pamato gyvai, jisai kažkaip, jau žino apie tave. Jau žino kažką, bet ne viską, žino tą, ką tu nori parodyti, jeigu tu teisingai to dirbi. Net politiką paimkim, toks labai, jie tenais tai dirba tikrai stipriai ir su tais dalykais ir sudėlioja taip, kaip mes norim, kad mes matytumėm ir ką matytumėm, žinai. Tai va, kai tu sakei, irgi pradžiai tenais dalinaisi viską, tai aš iki kol gyvai nesusipažinom, vis galvoju, reikėtų tave sutikus jūs kreipti, žinai, nes pagal tavo tą tokį, žinai, kiek tu visko darai, tas bliaučki, geras, man toli gražu, žinai, iki to. Ir manau, ir dabar, žinai, daug labai darai. Ir tikrai seku ir matau. Ir tas motyvuoja, žinau, ta prasme, motyvuoja daryti, motyvuoja gal pasimokinti, pasižiūrėti, nebijoti. Man labai patinka, kai žmonės dalinasi savo patirtim, neslapukauja ten kažko, aš čia vienas tik žinosiu, ten kiti. Ne, ta prasme, jeigu tu daliniesi, tu mokiniesi pats, žinai, ta prasme, nes tik tai mes taip galim, žinai, sau leisti iš tikrųjų tenais, aišku, jeigu mano tikslas yra ten socialinė erdvė, tik tai sukurti kažkokį paveiksliuką, matykit mane tokį, kokį aš tik tai noriu, žinai, tai tada taip, žinai. Turbūt tokius pritraukia ir tuos sekėjus, aš pagalvoju, nes, ateina turbūt ir pas trenerius tam tikras kontingentas sportininkų. Tai yra turbūt normalu, nes mes pasirenkam, tik reikia turbūt turėti ir to kritinio mąstymo, ypač socialinėje erdvėje, nes tu ten rodai, kaip aš sakau, aš rodau tada, kada man gera nuotaika, dažniausiai. Ir kai aš noriu kažką parodyti. Bet yra dalykų, kurių tu tiesiog nerodai, nors tai yra natūraliai ir gyvenimiška ir visi tame gyvena, bet tu tarsi ir bijotum apie tai kalbėti, nes tavo gali sugriūti tas toksai įvaizdis. Bet gal nereikėtų nebijoti sugriauti, žinai, ir parodyti savo kitokį, žinai. Taip. Tai čia, bet vėlgi mes šnekam, mes esame narcisai, žinai. Taip. Mes mus turi matyti tik tai tokį, žinai. Bet iš tikrųjų, manau, ir tave mato, ir mane, kada vyksta, jeigu kai mes kaip treneriai, žinai, kažkur tai galų gale vyksta, mes turim išvykas kažkokias, tai kur truputį atsitraukim nuo to tokio oficialaus treneris, ten mokinys kažkur tai ir mato, koks tu esi iš tikrųjų, galbūt bent jau per kažkiek laiko ten per savaitę kartu, kai būnu, žinai, tai įsigrynini, žinai, ten viskas kaip, kur ką vienam kambarį gyveni ten, žinai, be didelio komforto, tai įsigrynina tas visas dalykas ir tai yra dar tampa didesnių ryšių tarp visko, žinai, nes pagrindas tai yra šiaip ryšį susikurti su savo, tada tau nereikės kažkur ten vaikytis tų žmonių, žinai, jie tave suras. Ir idealizuoti turbūt nereikia. Mes galim visi, žinai, kiekvieną save paidealizuoti ir kažkaip, bet manau, kad. Dar vienas tavo sakinukas, apie kurį irgi labai man įdomu būtų padiskutuoti. Didžiausias kovas vyksta su savimi pačiais, su vidiniais demonais. Ir nesvarbu, ar tu sieki kažko sporte, ar moksluose, ar kitose srityse. Visą laiką mes kovojame su savimi, savo norais kažką pakeisti, pasiekti, daryti ar nedaryti. Kaip tu galvoji, ar įmanoma pasiekti gyvenime daug, arba tiesiog tas daug tai yra jaustis gerai, nes vienam reikia kažko, ten turtų, dar kažko, kitam užtenka tiesiog gyventi. Jaustis gerai, būnant su savimi taikoji, o ne kovojant su savimi.
Gal, žinai, niekada nebandžiau būti taikoj, sunku atsakyti. Kas ta kova su savim? Nu, mes visą laiką, žinai, kad ir būdami gerai jausdamiesi, mes kažkiek kovojam su savim, žinai, tai mes nustumėm kažką iš šono. Su kuo tu dažniausiai kovoji? Kas tie demonai pas tave? Tai demonai, tai turbūt monotonija, tą, ką darau, žinai, ta prasme, va tokia, žinai, nes, vėlgi, jeigu spojų mes šnekam apie sportą, tai yra ne kasdienybė, o mano treniruotės tokios, kurios jos yra, žinai, nes jos, kitokios negali būti, kad tą vėlgi grįšiu trumpai, kad ta rungtis, kuri yra tikslu ir be jokios improvizacijos. Ir tu žinai, kad tą darysi ir turi dar geriau padaryti, negu darei. Ta prasme, neįmanoma, nes tu jau darai belie kiek metų, kaip dar geriau galima padaryti. Pasirodo, galima, žinai. Tai svarbu turėti tinkamus žmonės, kas tai gali parodyti ir, žinai, ir pasakyti, kad tai galima ir padėti. Tai tokie didžiausiai, žinai, turbūt tas didžiausia kova su savimi ir vyksta, kada reikia. Čia galima pasakyti, kad tu perfekcionistas? Nežinau, gal kažkaip. Gal, ta prasme, tai, bet šitie, žinai, paskui tie demonai tai natūraliai atsiranda nuovargio zonoje, jie pradeda viskas tada jau demonizuoja viską, pieną parduotuviai, žinai, pabrango irgi gali, ta prasme, labai trumpą pavyzdį galiu, va čia neperseniausiai vyko, aš gal pasakoju, žinai, irgi čia prieš varžybas, dar prieš Europos čempionatą važiuoju ir kažką užsiklausiau žinių radiją, ten kažkokią temą, žinai, bet kuri nei man šalta, nei man šilta, žinai. Ir aš viduj kažkaip suirzau, žinai, ir kaip tik važiavau čia pas jūs į šalčio terapiją. Ir važiuoja man šalia ten posūkį parodo, įleiskite mane, čia mojuoja ranka. Blin, ta prasme, kad tu merga, žinai, aš čia turiu tave įleisti, žinai, važiuok, žinai, rimtai. Taip, važiuok, bet toks tikrai suirzęs labai piktas. Ir nežinau dėl ko. Atvažiuoju šičia, jau einu, man skambina, labas treneri, kaip jūs gyvenat? Gerai, mano sena mokinė. Jūs, matau, manęs nepažinot, žinai, jūs mane įleidot. Kai man blogai pasidarė, ta prasme, su kuo aš kovoju, aš nežinau, su kuo kovoju, aš, su savim, su kažkur, kažkas sudirgino, su aplinka, žinai, tai čia, bet viskas tai yra nuovargio zona, žinai, aš jos atsiprašau, aš jai papasakau situaciją, sakau, žiūrėk, žiauriai atsiprašau, aš, buvau ten, žinai, kažkoks suirzęs, tikrai nebuvau įsišiepęs, žinai, ten patenkintas, prašau, fainai, žinai, čia gera diena visiems, tai va, tas dalykas žiauriai užerzino ir pradedi save gaudyti ten tokiais, tai... Bet kaip galvoji, tie demonai, jie ne šiaip savo, tai yra, aš tai manau, kad tai yra savisauga, kad tu išliktum, kad tu išgyventum, nes pas mus, pas sportininkus daugumą nėra to stabdžio. Ir jeigu tie demonai neišlystų, tai greičiausiai nusibaigtumėm kažkokioj sferai. Tai kažkur, žinai, taip, žinai. Ir tai yra net ne demonai, tai angelai, gal sargai, kurie truputėlį tau sugrąžina į realybę ir pasako, stop, dabar eisi miegot, nes tu blogai jautiesi, arba tau kažkas skauda. Taip, va tas ir yra, žinai, va tas, kai tau pasako stop, o tu negali, žinai. Ir tas vėlgi, čia turbūt psichologija, žinai, kai tu sako stop, žinai, kūnas, ir tu supranti, kad tau, žinai, ir tu, ne, aš negaliu, aš dar turiu kažką padaryti, aš turiu ten, kaip aš galiu dabar sustoti, žinai, bet tau iš tikrųjų reikia, žinai, sustoti. Tai ir tada prasideda, žinai. Ir sakau, lenda tie visokie dalykai, tai tik tai iš to, kad tu tiesiog esi nuovargio zonoje, esi tikrai ne kaifė nuo to sporto, nes sportas gerai, kol jisai nėra profesionalus. Ta prasme, kol tu tikrai gali mėgautis. Ir ta prasme, kai mes jau šnekam kažką daugiau pastovaus, arčiau tikrai aukštesnio lygio varžybų ar kažko, tai jisai tampa darbu, žinai. Ta prasme, ir tu sakyk, kiek nori, kad jisai fainas, bet jisai yra toksai, koks jisai yra, žinai. Jį reikia padaryti, nes, vėl su savim, su savo kažkokia būsena, tenai su, žinai, bėgikas su laiku, kitas vėl su kažko, žinai, lenktyniaujam, čia vėlgi su savim viskas tas vyksta, tai manau, tai normalu, žinai, tai tos išgyvenam ir tos demonus, bet po viso to yra labai faina, žinai. Ir kiekvienas iš mūsų turbūt eitumėm, kartotumėm tą kelią, žinai, pasispjaudom, sakom, ne čia, bet po viso to, jau kai tu ateini, žinai, baigėsi, tu pagalvoji, okei, čia pailsėjau, bet aš vėl noriu, žinai, man reikia to, žinai, vėlgi, adrenalinas, tai čia turbūt didžiausias, ne, demonas gaunasi adrenalinas. Nes, tai turbūt tas dopaminas, aš net sakyčiau, nes gal ir tas, jo, apdovanojimas toks, tas dopaminas po visko jau. Ne, dopaminas labiausiai skiria laukiant kažko. Taip. Ten didžiausias šuolis, o kai tu gauni, ten, nežinau, svajoja apie ledus, dopaminas šauna, tada bėgi parduotuvę, ieškai tų ledų, šauna, valgai ledus, jisai pradeda mažėti ir tada tu supranti. Jie nebuvo. Aš valgiau formą, sugadinau su ledais. Prasileidau.
ką dabar daryti? Bėgo, tada bėgu krosą, žinai, nes skauda koją, bet vis tiek mėgstu. Atbėgęs, davai Coca-Colos. Šaltos. Nu tai va. O ką, čia ne demonas, na? Taip. Ką, ne demonai, nu ta prasme, va Bet tokia, tai yra žinai. toks gyvenimo varikliukas. Jo, tai čia... Jeigu tu neleisi savo tokių dalykų malonių, tai vardan ko tada tiek kančios, kaip pagalvoji. Tai gal kartais reikia neįvardinti, kai, žinai, dalinė interviu, mandrai nešnekė, ten demonai, ne demonai. Taip. Ne. Iš tikrųjų, bet tai taip ir yra. Tai jo, tas taip. čia visiškai gyvenimiškai ir nieko čia neįsigalvosiu tokių dalykų, žinai. Nes... Kaip tu galvoji, ar tas, vis tiek mes labai šnekame apie tas ribų peržengimą, ar tai nėra tiesiausias kelias į traumas? Tas, kai tu bandai vis, padariau jau idealiai, kaip sakai, bet vis tiek galima geriau. Na ir pabandysiu dar kažką truputį stipriau, daugiau pastiprinti. Nu čia visą laiką turim, visą laiką. Tikimybė gauti traumą yra visą laiką. Nesvarbu, tu ten profesionaliai, neprofesionaliai, tenais gali šnekėti, gal vienas apšylo, kitas neapšylo, nu, bet ta prasme, turėk ką nori, bet aš stengiuosi apie tai negalvoti. Tai, bet kartais aplanko tos mintis tikrai, kur, ta prasme, ant ribos esi, kur jauti, kad nelaiko tojas kūną, žinai, kad, nu, gal ten, tarkim, kojos, kas ir kryptelni, ir dar kažką, ir sukandi dantis, ir apsimeti, kad viskas gerai, ir paskauda. Bet, nežinau, tam skiri tada laiką, atėjo tikrai vėliau tik tai žymiai supratimas, kam reikalingas fizinis pasiruošimas, žinai, kam reikalingi papildomi žmonės, kurie tau tą padeda daryti. Tai ir tada supranti, kad okei, ir žinok, kai tą pradėjau daryti, labai sumažėjo tų minčių, kad man čia kažkas traumatizmas, mano dar kažką. O šiaip tai visas esu ten suglamžytas, nėra sveikos vietos, kas nelūžė ir ne, bet... Bet šiaip labai tu rūpinės savim, savo sveikatą, nes vien tik tai, kad pas mus jau ateini, jau rodo, kad tavo yra aukštas IQ tame. Yra, aš kaip dėliojau, bet čia paskutiniai keli metai ir turbūt ne šiaip savo, žinok, jie gimė, nes, mano priešininkai yra ten 20 metų už mane jaunesni. Tai taip dabar Europos čempionas yra metais už mane vyresnis, irgi įrodęs, bet per didelį darbą, labai stipriai dirbdama, žinai. Ir su jais, kurioje vietoje aš galiu būti pranašesnis, ta prasme, jie atsistato greičiau, jie greitesni, viskas, 20 metų yra didelis skirtumas, žinai, ta prasme. Tai man, kai reikėjo pradėti rūpintis, pradėti galvoti, kaip man padaryti geriau, nes aš galiu tam tikrą kiekį atlikti ir paskui visą laiką važiuoju žemyn, kiek besportuosi. Tada pradėjau ieškoti, žinai. Tai įsivedžiau masažuotojus, įsivedžiau fizinio parengimo trenerius, įsivedžiau pas jūs terapijas ir man tai tapo rutina. Anksčiau ir vėliau jinai vėl tokia demonizavosi ir viskas, aš žinau, penktadienis einu čia, antradienis einu į masažą, trečiadienį ir toks užkniso. Užkniso ir bandai pakeisti, bet ne, žinai, ta prasme. Kažkaip taip ir lieka. Dabar liko, realiai tai penktadienį taip ir liko. Sakau, Pauliaus laukiu, žinai. Penktadienį aš laukiu, mano diena, žinai, gerai, porą nebuvau. Pauliaus šiaip daug kas laukia iš klientų kažkaip. O Pauliaus nebus? Nu, tai susimastyti reikia. Tai va, tai šitoje vietoje taip, aš daug rūpinuosi savo skiriu. Nežinau, ar čia savo skiriu, žinai, taip, savo skiriu, žinai, savo sveikatai, bet tas man jaučiasi, aš nuo to ir galiu pasakyti, aš sportuodamas, aš nebijau, reikėtų nusipjauti per petį to traumatizmo kažkokio, žinai, aš nebijau būti kažkoks labai stipriai pervargęs, nes aš po sunkių treniruočių, jos nėra sunkios, jos kartais monotoniško, žinai, po tų treniruočių aš žinau, kad aš kažką gausiu gerą, kaip tų ledų, žinai, bėgsiu į kalną, žinai, gausiu masažą, gausiu kažkokią, žinai, terapiją, dar kažkas, tai šičia, žinai. Tai sveikatą reikia rūpintis. Taip. Aš dar, Tomai, labai noriu pakalbėti apie kalnus, nes dabar... Visi nori apie jos, nes madinga. Visiems dabar iš viso pasižiūri visi tose kalnuose. Visi keliauja. Tai man vienas draugas yra pasakęs, kai aš pasakiau, kad aš kopsiu į Mont Blancą, jis man pasakė, žinai ką, Egle, kopimas į kalną, tarkim jau tas Mont Blancas, yra tas pats, kas seksas su nemylimu žmogum. Tai yra, tu tai darai, bet jokio malonumo. Tai lygiai sako, tas pats tavęs laukia kopiant į Mont Blancą. Tiksliau, kai nemylimas žmogus tave, supranti. Jo, ir sako, yra taip šlikšta, taip blogai ir taip baisu, bet tu vis tiek tą darai. Gerai, čia, žinai, nežinau,
kiek tenais šlykštų, kiek baisu, bet sunku, nelengva yra, žinai, nesu aš ten kažkoks profesionalus lipėjas, žinai, galėčiau, žinai, bet man patinka, aš kažkaip netyčia užsikabinau šitoje vietoje ir tikrai man patiko ir džiaugiuosi, kad tą darau ir vis laiks nuo laiko tau kažkokią aukštesnį pasiemu tenais ir va, čia dabar nepersniausiai grįžau, žinai, iš Italijos Monterosi ledyno. Seksas su 3 nemylimais. Grupinis. Ir ne tu jo, o jie tave. Ir širkščiai. Ir visą laiką. Tai va, tokios nuotaikos. Bet paskui visai nieko turbūt pripranti, žinai. Tai va, jeigu rimtai žinok, tai jo, nelengva buvo. Nelengva, bet mes prieš pokalbį šnekėjom, žinai, kad būdavo varai ir laukia, kada čia tie kalnai tau duos kažką tokio įkvėpimą, žinai, nusileis kažkokią aureolę. Kaip rašo Instagram'e. Jo, tenais pats kartais parašau, kaip čia buvo gerai, nė velnio, ten nebuvo gerai. Ten buvo agonija, kančia ir dabar paskutiniai, kurie jau, tai tikrai lipom šiaip į bendrą 4,5 kilom, bet dieną prieš turėjom aklimatizacijos, tokia 4,2 pakėmė viršūnė, ten per dieną gavosi 2 tokie kopimai, tai aš gyvenime nieko sunkiau nesu turėjęs. Man tai tuo metu atrodė, žinau, rimtai. Ta prasme, raumenų skausme, nes degonės jau pasijautė galvos pykinimą. Ta prasme, tai normalūs tokie turbūt dalykai. Vieni perėjo tą žemesnėje riboj, man buvo ta riba, tai ta prasme, rimtai. Aš bėgęs esu maratoną, esu dalyvavęs ten visokiose challenge'uose, kur reikia 6 valandas ir daugiau, žinai, kažką veikti. Tai pagalvojau, tai nėra baisu, žinai, ten galėčiau pakartoti. Ten buvo labai sunku, bet užlipau ir to pasibaigė mano sunkumą, žinai. Ten, paskutinė ta atkarpa tokia gal sunkesnė, stipriai. Ir paskui to ir baigėsi, o paskui kitą dieną, žinai, aklimatizuojasi, viskas jau kaip ir fainai ir smagu ir eini, bandai mėgautis, bet visas gerumas parėjo grįžų, žinai, čia 3-4 dienos tu vaikštai tikrai euforijoje ir tada eitum kartotum, nes, tai va, tie kalnai tai taip ir yra, žinai. Pasimiršo tas turbūt tas pats. Jo, nes, tenais tose kalnuose, žinai, padėjai žingsnį ir užmiršai, kur tu praėjai, žinai, nes užpūstė tavo pėdas ir nesimato ir eini toliau, žinai. Bet taip ir yra, žinok, ta prasme, labai, labai džiaugiuosi, kad tokius pasibandymus, žinai, ir vėlgi čia per save tas lipimas, žinai, nes kiekvienas ten, gal atrodo, čia skamba kažkaip baisiai, žinai, bet ten kiekvienas žmogus tą praeina, žinai, kažkokį, jam būna sunku, nes vėlgi šnekėjom, mes nežinom, kas mūsų laukia, nežinom, kiek reikės lipti ir kokia savijauta. Tai prideda tos baimės nežinojimas ir tada prasideda ta kova tikroji su savim, žinai, kada tu gali lipti, žinai, kada tu ne. Bet džiaugiuosi, kad niekarto nebuvo minties sustoti, apsisukti, eiti atgal, žinai. Ta prasme, sakau, Šaikas, sustokim, man reikia poilsio, sakau, 2 minutės, žinai, poilsio. Ilsimės gal 5 ir man atrodo, kad mes nepasilsėjom, žinai, tenais, reikia lipti, žinai. Bet geriau nestoti. Patarčiau nestoti, lipti visą laiką, tai nes pradėti judėti yra sunkiau negu visą laiką judėti, žinai. Aš atsimenu, kai mes tada dar haikinam tik tai, bet irgi ten buvo virš 3 km, tos viršūnės, tai tikrai buvo reikalų. Su tom lasdelėm 2 lipt. Ir aš atsimenu, mes su Inga paskutinė, mes tokios stiprios maratonus bėgioju. Ir mes paskutinės iš grupės. Ir mūsų gidas nelaukia, nes mes per lėtai lipom. Taip. O ten atkarpos yra tokios, kur tu turi va taip tiesiog kopti, be šalmo, be nieko. Ir aš galvoju, kad aš šiaip turiu aukščio baimę. Aš supratau, kad aš nieko neturiu, bet aš visą laiką keikiausi lipant. Ir aišku, tu net tos minties neprisileidi, kad gali sustoti, nes tu neturi kur sustoti. Tu tiesiog neturi galimybių. Ir tu lipi, Inga ten kažkur priekį lipo ir aš lipu. Ir galvoju, tai aš dabar nukrisiu, nei mane čia kas ras, nei aš čia kam įdomu. Tas gidas jau ten kilometrą priekį ir tik tai, kai mes jau užlipom į tą virš 3 km, pamanėjau, o, šaunuolės. Ir aš toksai man vidinis, ta prasme, tai kaip čia? Ir paskui toksai, o ką jis padarytų? Jis mane už rankos užtems, ką jis padarytų? Jis gali, žinai, bet tu save įveikinėjai, žinai, save įveikinėjai. Ir toks buvo tas toks piktis ir ant savęs, galbūt, kad aš ne tokia, kokia aš galvojau, gal, kad man čia yra sunkiau, negu aš galvojau. O paskui tas, kai vasakai viršūnė jau, vau, kaip čia gražu. Ir paskui, o man čia žemyn tuo pačiu keliu, sako, taip, tuo pačiu keliu. Bet kažkaip jau tas žemyn... Buvo normaliai, ne? Man, pavyzdžiui, žemyn tai jau, kad ir nueiti, jau eini, tu žinai, kad tave neša. Matytas, pripranti ir prie to aukščio jau truputėlį tos
tos baimės, bet... Nu, nebent gal dėl baimės aš, pavyzdžiui, neturiu tam tokiam dalykų, žinai, kažkaip drąsiai aš jaučiuosi, drąsiai, bet atsargiai, vat, ir šnekėjom ir su Paulium, žinai, su kalnais reikia kaip su vandeniu, žinai. Reikia labai pasverti, reikia atsargiai ir negali nepervertinti savęs tikrai ne, nes nebūtinai tam nukristi, tu gali koją pasisukti, daug tokių visokių niuansų gali atsitikti, gamtoje iš viso, gamtoje visur mes turime elgtis truputį į save įsivertinti, žinai, ką mes kaip ten darom. Tai tas ego sumažėjo kalnuose, mano bent jau labai... Jis mus nuspiria iki nulio, bet vėlgi mes esam tokie, žinai, narcizai ir kaip aš, žinai, neužlipsiu. Jo, žinai, kaip aš neužlipsiu ir ant savęs pykstam, žinai. Ir vat, vėlgi, galim kiekvienas savęs paklausti, kokie tie demonai išlenda. Dabar aš neatsakysiu, kokie jie buvo, nesilipant. Arba tie angelai, žinai, kurie ten spardo į užpakalį lipk, tu gali, žinai. Bet, nu, neatsakysiu tų minčių, bet man žmonės sakė, aš tiek negirdėjau keikiančią, kad tiek keiktum, žinai. Aš irgi išmokau keiktis. Jo, matyt, turim praeiti, žinai, kažkas tai išlenda, žinai. Tai taip ir gaunasi, kad tose kalnuose truputį išsigrynini, iš tikrųjų, koks tu esi, žinai. Prieš save, gal prieš kitus, žinai, nelabai svarbu ten prieš kitus, nes tu mažai juos pažįsti, tos žmonės, bet apsišlifuoja vis tiek, žinai, tai gal daugiausiai prieš save, tai kaip ir sakau, tada grįžti ir galvoji, kad blemiškai, nu, vat, fainai, smagu buvo ir kartočiau, ir norėčiau pakartoti, žinai, ir dėliočiausi tokiu, tai kitą savaitę vėl išvarau kalnus. Tai aš dar noriu tokius kelis punktus praeiti, tokius trumpais tavo komentarais. Ką sako psichologija apie sportininkus, šiaip apie tos žmonės, kurie labai konkuruoja, ne tik sporte, versle gali būti, mes visi ten narcizai panašus. Gerai įsivertinam čia. Aš kaip prisišnekėsiu, mane išmes iš univero. Bet aš tikiuosi, dėstytojai neklauso šitų podcastų. Būtent žmogus, kuris turi tą tokį poreikį konkurencingumui ir tam tokiam dopaminui, jisai turi padidėjusi stresą ir nerimą dažnai. Būtent ilgalaikį nerimą, ypatingai jeigu jam kažkas nesiseka, kažkur jis sustoja. Kaip tu manai, sutinki su šituo punktu? Sutinki. Vienareikšmiškai. Kartais reikia specialisto pagalbos, aš irgi galvoju. Kartais. Gal dar nesikreipia, bet jau... Ne, apie tave kalbant, bendrai. Bet bet dėl to turbūt ir sporte atsiradė yra sporto psichologija ir dar kažkas, ne veltui tokie dalykai, nes tikrai... Tada mes pradedam, vėl labai trumpai, mes pradedam daugiau sportuoti, nes galvojam, kad čia nuims stresą mums, o stresą varo kaip tik sportas ir nuovargis ir dar kažkas. Užkilo tonusas, tu blogai išsimiegoji ir vėl tu streso būsinai, ten laikrodį pasižiūri, kuris rodo, tai kamau, tai kada mes čia būsim normalų, žinai, tenais. Tai va, tai aš manau, kad taip. Jo. Kitas dalykas, kad nepavykus pasiekti kažkokio savo užsibrėžto tikslo, ką sporte dažniausiai yra tikslas konkretus, dar labiau sumažėja žmogaus savivertė vietoj to, kad jinai kiltų sportuojant. Bet čia psichologija, žinai, čia yra asmenybė. Aš galiu sakyti, kad taip, pritariu, bet iš kitos pusės ir nepritariu, žinai. Čia jau kaip pasižiūrėsim, turbūt individualizuoti reikėtų šitą klausimą. Man buvo etapas, kada nekilo, ta prasme tikrai ta savivertė tokia, žinai, jos negali pasikelt, bet galbūt aplinka, kuri tau sako, okei, žinai, ten jis ir važiuojam, žinai. Aišku, visi sako okei, bet klausimas, kiek sako nuoširdžiai tą okei ir kas supranta, žinai. Ten jeigu tau pasako, ateina sportininkas, tikrai turėjau tokį, kur nepasisekė tam čempionate ir ateina tikrai sportininkas, kuris tituluotas ir sako, okei, aš tai suprantu, kaip tu jautiesi. Ir tu žinai, kaip jis, nes tau sako, žinai, ne žmogus iš gatvės, šaunuolis, tu kitą kartą pavyks. Ta žmogus nežino, ką tu išgyveni tuo metu, o sportininkai, aš manau, mes, žinai, viens kitą galime ateiti ir pasakyti drąsiai, žinai, yra taip ir taip, žinai, aš savo mokiniam, žinai, tai tą sakau. Nebijokit, yra taip, kaip taip, žinai, mano pavyzdžiai, savo pavyzdžius miniu, žinai, ta prasme, taip. Trečias dalykas, kad yra perdegimas ir kad intensyvi konkurencija dažnai lemia perdegimą, ne tik sporte, gali būti ir moksluose konkuruojant, darbe konkuruojant, ypač jeigu žmogus dirba viršvalandžius arba daug labai sportuoja, ten vos ne 2-3 treniruotės per dieną būna, ignoruoja savo sveikatą, kas labai dažnai būna sportininkų tarpe. Ir ne tik sportininkų, nesportuojančių. Ir poilsio poreikius. Tai tas perdegimas, kaip tu manai, ta rizika padidėjusius sportuojant? Stipriai, nes čia visur, kaip ir sakai, ta prasme, ir darbe, ir paimkim 12-okus.
Ne? Ruošiasi egzaminam, kas su jais darosi, tenais, anksčiau kažkaip nesusidurdoma, nežinau, mes tai labai atsipūtę tenais tos egzus ėjom, tai gal, kad nerūpėjo tas kažkoks vidurkis ir nebuvo tokio siekimybės, kad tu privalai kažko ar neprivalai, ne? Tai sportas, mokslas, viskas, gyvenime žmonės konkuruoja, visur konkuruoja, žinai. Ir tą ribą labai reikia kartais atliepti savo poreikius anksčiau negu perdegi, nes labai sunku iš to išlipti. Kai perdegi, jau tada jau perdegi. Ne veltui yra žodis perdegi, o nedegi, žinai, tenis, nes tai čia pritarčiau. Kitas dalykas, padidėja nesąžiningo elgesio rizika tarp sportuojančių, tiek tarp visų, kur labai jau konkuruoja. Nesiekdamas būtent tos didesnės konkurencijos žmogus, jisai labai dažnai gundamas imtis tam tikrų priemonių ar metodikų, kurios padėtų jam įgauti pranašumą. Tai sportininkų tarp, aišku, yra ten dopingas, yra tam kiti ten tokie nešvarios technikos įvairiausios varžybose, įvairiausi dalykai vyksta, versle ten iš viso politikoje ten kiti dalykai. Tai su tavo konkurencingumo lygiu ir auga nesąžiningo elgesio rizika. Bet čia vėlgi turbūt nelabai daug dalykų įtakoja, tai moraliniai dalykai, kaip tave... Jo, moralė. Kas tave supa, kokia aplinka, nes tai, jeigu tai normalizuota tavo aplinkoje, tai tau tarsi... Čia, žinai, gal pliusas gal būtų tas, kad mūsų ta sporto šaka iš principo tokia, žinai, daugiau yra apie tą moralę, apie žmogų, apie pagarbą, žinai. Tai tas, kaip ir minėjai, kas tave supo, galbūt tai tie ir treneriai, ir aplinka, kurioje tu ir su kuo tu sportuoji, žinai, tokie dalykai. Bet šitie dalykai įskiepėjami žymiai anksčiau, negu tu ateini iki to kelio. Ta prasme, jeigu tu būsi visą laiką toj teisingoje, artimoje aplinkoje kažkokioje, tu mažai galvosi apie tai. Taip, susidurėme mes ten su to dopingu, girdim, kas vyksta ir aukščiausio lygio, žinai, ir dar kažkur. Bet ir mėgėjų. Jo, ta prasme daug kur. Bet ar tikrai mūsų toks tenais tas tikslas, žinai, tenais pasiviešinti, gal labiau bijoti, žinai, būti, pažemintam, čia yra gėda, žinai, aš galvoju, tai dopingai tokie, tai yra gėda, ta prasme, čia nieko gero nėra, ta prasme, šitame. Tai kas yra didesnė žala, žinai, ar pralaimėti tiesiog, nelietuviškai, žinai, nedasportuoti kažko, tenais praleisti treniruotę, arba ten ant varžybų, man užtek, žinai, ar ten vartoti dopingą ir tave pagaus, žinai. Tai va čia yra, kas yra baisiau, žinai. Man tai yra baisu, žinai, ta nesąžininga, tokia, dar kažkas tai man baisu. Aš šitoje vietoje esu, šiaip stengiuosi būti ir sąžiningas, žinai, ir savo, ir aplinkai, ir savo, nes, paskui mane eina mokiniai, žinai, aš pradėjau dalyvauti keli metai, žinai, tik tai. Tai va, tai žinai, keli metai, 5 metai atgal pradėjau, va, taip, tik tai profesionaliai dalyvauti. Tai ir mano pagrindinis buvo tas toksai, dėl to, kad, ne iš pat pradžių, žinai, bet paskui supratau, kad mano mokiniai paskui mane eina, žinai. Ir man buvo labai gera jaustis, kai aš vedu savo mokinį ant tatamio, ir aš tą patį išgyvenu ir aš jam galiu pasakyti, kas jam jo laukia. Žiūrėk, sakau, dabar su tavim bus taip, sakau, tu gali daryti tą, savo pavyzdžius dėliojosi ir mes tada atsirado, kad varžybas kartu važiuojam, žinai, aš einu dalyvauju, jie eina dalyvauju. Tai va, tokie dalykai, žinai, ir man būtų labai blogai, žinai, jeigu aš, turbūt ir prieš save, žinai, ir šiaip, žinai, ir matau, kad iš šono būna, žinai, kažkur tai, ne mūsų sportai ir ne apie mus tai yra, žinai, ta prasme. Bet vyksta. Taip vyksta ir nesąžinė ir ten, o kas pasakyti, kad Instagramo kūrimo tas, žinai, socialinė erdvė yra sąžininga ir nesąžininga. Man kas buvo įdomu, tyrimas atliktas, dabar bijau suklys kieno ir kada, bet visai čia neseniai, 2 kartus darytas, prieš gal 20 metų, dabar pakartotas su profesionaliai sportuojančiais ir su mėgėjais. Ir ten buvo užduotas klausimas, vienas iš klausimų, ar tu vartotum draudžiamus preparatus arba ten kažkokias technikas, jeigu žinotum, kad tavęs nepagaus. Ir 90% pažymėjo, kad taip naudotų, netgi tie, kur labai dedikuojasi aukštos moralės. Jeigu tu žinotum, kad tikrai tavęs niekas nenuteis, nes irgi tu paminėjai, kad labai svarbu tas, kad tu sugadinsi įvaizdį. Bet jeigu tu žinotum, kad niekas tavęs neprigaus, gali būti, kad gal ir pasvarstytum, nes galbūt tai padės tau padaryti tai, apie ką tu visą laiką labai svajojai ir ko tu galbūt niekada nepasiektum be to. Tai čia toksai irgi dalykas, kad labai mes visi žmonės ir kartais klausimas tik tai... Jo, tai kartais atsakinėjai tą, ką nori girdėti žmonės, žinai, aplinka.
O iš tikrųjų tai jo, bet nu, čia kaip ir su daug ko gyvenime, žinai. Nu, mes turime moralę, ar mes eisim, darysim nusikaltimą, jeigu žinom, kad mūsų vis tiek nepagaus, žinai. Ar aš galėčiau atimti žmogaus uždirbtą atlyginimą, nors žinau, kad manęs nepagaus. Nu, ne, čia toks, arba ten... Taip, bet čia labai panašu. Tiesiog, bet tai čia yra... Labai panašu, nes bet tai yra moralė, nu, ta prasme, jeigu tu... Bet tu įsivaizduok, 95% sportininkų, jie pasakė taip, tai reiškia, jie atimtų tą žmogaus atlyginimą. Jo, jie gal. Bet jeigu jiems užduotum tą klausimą per šitą, jie atsakytų ne, žinai. Taip. Tai čia kaip suvesti, kaip su savim dirbsi, žinok, nu, ta prasme, čia jeigu nori sukompromituot, tai gali labai greitai, žinai, ta prasme, šitą. Tik sakau, ką, žinai, statistika ir kartais atrodo pagalvoja, kad taip, iš tikrųjų mes galbūt net kartais save per gerai įsivaizduojam, kai mes esame vienoje situacijoje, bet atsidūrė visiškai kitoje situacijoje. Mūsų ten tokie demonai išlieptų iš mūsų. Padėk milijoną, žinai, ir pasižiūrėsim, kur tavo moralė, kiek, nu, milijonas, ne, nu, dar 2 milijonai, žinai, nu. Tėti, mama, vaikai, ate. Ir tavo moralė bus visiškai aiškiai, žinai, tenais. Tai čia geriau nespėlioti iš tikrųjų, kas būtų, jeigu būtų, nes tikrai negalim atsakyti, žinai, tenais. Gal šiandien atrodo man taip, žinai, o ateis laikas. Negalima, kaip sakau, ne kad labai taip anksti irgi turbūt nuteisti kitų. Aišku, tam tikri dalykai egzistuoja. Mes nežinom, kas įtakoja tą dalyką, vėlgi iš aplinkos atsinešė ar iš kažkur kitur, tai ne, tiesiog. Čia... Aš dar, daug... Atsidūsti, tai žinai, galvoju, nu, va dabar kokį šauskom, jau turiu galvot, ką aš šnekėsiu. Ne, daugiau aš tokių klausimų, kaip ir turiu dar daug, bet turime eiti procedūrintis, turi atsigauti po kalnų prieš naujus kalnus. Tai šalčio terapija, jau tu puikiai viską, žinai, buvo ne po 20 minučių ir, kaip sakau, ledo žmogus. Aš šiandien pabandysiu hiperbarinę. Bet man labai šalta, žinok, aš nemėgstu šalčio. Kaip nemėgstu. Kalnuose sušalau naktį miegodamas, galvoju, bliaučiu, kaip čia šalta. Kodėl? Taip, bet pabandysiu hiperbarinę, tai pajausiu tą tokį po vonios, kadangi kraujagyslės susitraukia, tada jos atšilimo metu pradeda labai išsiplėtinėti ir tu gauni to deguonies, man kažkas tokio. Pažiūrėsim tavo nuomonę ir atsipalaiduosi presoterapijai, kad po šito viso streso, kurį su manim patyrei šiandien per valandą. Buvo labai faina, buvo labai smagu. Visą laiką kažkaip smagu šnekėti, kai su žmonėm apie tą patį galvojam, žinai, šnekam, tenais nereikia aiškinti, nu, ta prasme, kas tas yra kova su savim, dar kažkur, nu, vieniem įsivaizduoja, kad kažką čia turim daryti, nieko mes neturim daryti, žinai, ten sakau, kaip. Mes tiesiog patiriam stresą, patiriam, visa kova tai yra mūsų stresas. Taip. Tai mes tik patys su savim kovojam, ne su kažkuo, žinai, kiek savo neleisim, žinai, daryti kažko, tiek ir nepadarysim, arba atvirkščiai, žinai. O kartais aš taip pagalvoju, kad reikia truputėlį daugiau atliepti ir tos savo poreikius vidinius ir tos demonus atliepti, kad tu galėtum dar aukščiau kažką pasiekti, nes mes išmokinti, bent jau aš buvau mokama nuo pat mažens, kad no pain, no gain, visur, varyk, bet kartais aš dabar jau brandžiam amžiui savo, kad tai suprantu, kad kartais, kai aš savo leidžiu truputėlį daugiau, man net daugiau kūrybiškumo atsiveria, daugiau galimybių ir dar daugiau kažko tai galiu padaryti. Tai kartais tą tokį balansą išlaikyti irgi labai. Inga irgi turi tokius marškinėlius turbūt kaip ir aš. Lengvas kelias, ne mūsų kelias. Ir tu, ne? Nešioju, bet aš su vienu savo draugu sėdžiu ir šneku ir galvojam, žiūrėk, sako, mes laiks nuo laiko susitinkam, žinai, papusryčiauti. Sako, kodėl mes renkame sunkesnį kelią, kai yra 2 keliai, žinai? Kam eiti sunkesniu? Taip, tą patį klausimą uždavinėjau rašingai kažką. Kodėl? Bet tik dabar atėjo, nu, čia, žinai, kažkuris laikas, tik dabar atėjo, kad, nu, palauk, tai gali, žinai, važiuoti autostradą, tai kam žvyrkeliu, tenais, nu, per aplinkui, ne? Nu, mums tada, va, kaip ir sakė, nu, žinai, tenais, per skausmą viską, tu čia turi tą charakterį įsiugdyti, bet gal tai ir išugdė mus, žinai, kaip asmenybė, žinai. Ir dėl to mes galim pasakyti, žinai, kad viskas, aš prisivaikščiau sunkiu keliu. Aš dabar noriu eiti lengvu, žinai, bet tai nėra blogai, žinai, kad mes ėjom to, nes mes žinom, ką reiškia, kai yra sunku, kai, žinai, ten susiduri su kažkokiais ten sunkumais gyvenime, jau ne apie sportą, žinai, kai susiduri su sunkumais gyvenime, buity, dar kažkur, mūsų charakteris yra kitoks, žinai. Aš dar kol vedžiau treniruotės, dirbau darbą, buvau samdomos darbuotojas, padalinio vadovas ir aš priminėdavau žmonės. Ir man buvo labai didelis pliusas, jeigu žmogus sportuoja.
Tai aš žinau, kad jisai siekia tikslo, jisai nėra kažkoks, tai žinai. Tai į sportą va taip pasižiūrėjau, aš savo mokiniams sakau, jeigu jūs, sakau, visą laiką eina, darot kažką, sakau, jums dabar tik atrodo, kad va taip bus. Bet sakau, gyvenime atsidursi tame taške, kada pagalvosi, žinai, bet čia nieko bendro su sporto, žinai, kad blemškai aš turiu pasiekti, žinai, nes aš visą ten nuo 1 iki 12 klasės aš kažką jau siekiau, mane treniravo, žinai, ir įsiugdė tas noras kažką laimėti, žinai, kažką įrodyti šeimoje, belekur, žinai, ta prasme, darbe ir tu būsi vertinamas žmogus tada, žinai. Bet kartais, dar tai pabaigai visai, pagalvot, kad ne tik apie save, bet ir apie aplinkinius. Nes kartais sportuojant, sportininkai labai daug į save susikoncentruoja. Aš turiu padaryti, aš turiu parodyti, aš turiu pasiekti. Kartais reikia truputį paprašiau pasižiūrėti save ir daugiau tokį į aplinką. Nu, bet ką tu iš tos aplinkos? Žinai, vis tiek, bet čia, tą reikia mokintis, iš tikrųjų, tą reikia mokintis ir tai yra aukštesnis lygas. Kuo tu labiau sugebi ne tik imti, bet ir duoti. Arba tiesiog pabūti. Pabūti, ta prasme, tai tu esi, manau, aukštesniam lygyje mentaliai bent jau. Nes tau nebereikia įrodinėti jau. Jo, tai čia tas yra labai svarbu, žinai, ir žmonės esantys šalia tavęs tai jaučia ir jie nori būti šalia tavęs, žinai, nes tada jie gauna. Nes žmonės nenorės būti, jeigu tu visą laiką iš jų imsi, duokit, bet nieko neduosi, atgal, žinai. Tai va toks ir... Reikia dalintis, reikia nebijoti dalinti savo žiniom, žinai. Taip. Tada tiesiog tu ir mokiniesi iš to, ką pasidalini, žinai. Tada ir tu gauni visą grąžą, visas, va, tarkim, dabar kas man, tai aš dalinuosi tai, ką aš dariau, to, ko mane mokino. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu pasidalinti, žinai. Ir tada žiūriu, kad, blemškai, čia fainai, žinai. Va čia yra malonumas, visa kita tai ten... Žinai. Tai ačiū Tomai, kad pasidalinai ir su mumis. Ačiū, kad pakvietei. Buvo netikėta, kad kvietei, žinai. Bet tai tiesiog fainai. Dabar eisim atsigauti ir pastiprėti. Taip, keliaujam.